Sveiki, su jumis pirmoji šių metų laida Ne vienas kelyje. Tad skubu jūs pasveikinti su naujaisiais metais ir linkiu, kad šiemet keliuose nežūtų ne vienas žmogus, o jūsų kelionės jums teiktų tik malonumą. Na, o dabar apie tai, ką šiandien matysite. Šioje Kazlų Rūdos girioje stirnų yra daugiau nei žmonių. Tačiau rimti pareigūnai rimtai kalba, jog ateityje čia bus įrengta pasaulinio lygio automobilių lenktynių trasa. Mus nustebinęs eksperimentas. Skaičiavome vasarines automobilių padangas žiemą. Jau šiandien startuoja bene sunkiausios automobilių lenktynės Dakaro maratonas. Jame iš naujo atgimęs šių lenktynių daugkartinis nugalėtojas. Saugaus eismo žiniose apie 0 promilių įstatymą, pažangiausias sistemas saugančias nuo nelaimių kelyje ir apie didėsiančias techninių apžiūrų kainas. Istorija, kurią netrukus pamatysite, labiau primena kalėdinę pasaką negu realybę. Esame šalia Kazlų Rūdos įsikūrusiame kariniame poligone. Stirnų čia vaikšto daugiau negu žmonių. Tačiau rimti vyrai tvirtina, jog neužilgo čia bus įkurta formulės trasa ir joje vyks pasaulinio lygio automobilių varžybos. Ši didelė giria vietiniams žinoma kaip karinis poligonas, kuriame sovietmečiu buvo lėktuvų bazė. Pastaraisiais metais čia skraidoma ne lėktuvais, o automobiliais. Mat čia dažnai vyksta įvairios mėgėjiškos lenktynės bei treniruotės. Tačiau gelžbetonio blokais padengta trasa netinkama rimtoms varžyboms. Tad nieko keisto, jog pasklido kalbos, kad būtent šią vietą pasirinko užsienio investuotojai ir ketina įrengti lenktynių trasą. Būtent dėl to laidos Ne vienas kelyje kūrybinė grupė nuvyko į Kazlų Rūdą. Kol kas, aišku, galutinių sprendimų dar nėra, bet jau vyriausybės lygmenyje vyksta teisiniai procesai, kurie tikimės, kad apsivainikuos sėkme. Kasgi tą trasą žada įkurti? Na, investitoriaus tai mes kaip savivaldybė tikrai nežinome, juolab, kad aukcionas mūsų žiniomis turėtų vykti ateinančių metų pirmame ketvirtyje. Tačiau viena aišku, kad matomai ne Lietuvos, o užsienio kokia tai investicinė bendrovė ar privatus asmuo. Ar yra konkretesnių žinių, kokia tai bus trasa, kokios paskirties? Turimomis mūsų žiniomis, kad tai bus Formulės 2 trasa ir tuo pačiu, kad būtų didesnis trasos apkrovimas ir jinai būtų naudojama pastoviai, tai dar bus bandomos padangos lengvųjų automobilių ir dar kitais tikslais bus naudojama, bet tai jau matyti investitorių bus klausimas, ne mūsų. Galbūt ir saugaus vairavimo poligonas koks nors bus įrengtas viduje? Na, manyčiau, tikrai galima būtų, nes, kaip sakant, varžybos juk kas antrą dieną nevyksta, o norėtųsi, kad objektas būtų apkrautas ištisus metus. Kas ketina investuoti Kazlų Rūdoje ir kokio lygio trasa čia bus rengta, bene geriausiai žino automobilių lenktynių organizatorius Darius Jonušis. Iš tikrųjų apie tai, apie ką dabar ir kalbama, tai eina kalba apie, angliškai tai būtų Grade 2, tai yra antros kategorijos trasa, kuri pagal visą FIA knygą, reiškia ir pagal visus tarptautinius reikalavimus yra joje gali būti vykti visi pasaulio čempionatai, kebulinių, formulių ir taip toliau, ir įskaitant Formulės 1 testus, bet ne Formulės 1 Grand Prix. Nes, aš manau, kad čia būtų utopija kalbėti apie Formulę 1 Grand Prix, nes vien abonementinis mokestis be neklius, ten 40-45 milijonai per metus eurų. Tokio lygio trasų, kokios turėtų atsirasti Kazlų Rūdoje, šiame Europos regione nėra. Artimiausios yra Švedijoje, Sočyje, Vokietijoje
Net Lenkija tokios neturi. Estijos Pernu trasoje taip pat pasaulio čempionatai nerengiami. Tai aš manau, kad šitoje vietoje Lietuva ar bet kuri kita šalis, kuri išaus pirma šitam regione, tai turės ir tikrai didelį pasisekimą ir supraskime, kad tai nėra vien tik tai lenktynių organizavimo prasme objektas. Iniciatyva buvo ne iš politikų, ne iš užsieniečio, turbūt iš Dariaus Jonušio. Gal bendrai čia reiktų žiūrėti. Aš manau, kad negalima taip sureikšminti vieno Dariaus Jonušio, nes tai jeigu tu neturi palaikymo iš bendruomenės, kurį gali, taip imkim Kazlų Rūdos savivaldybė, imkim politikus, tiek ir vyriausybė, atskirose ministerijose, Inglas Lifeinė, daug reiškia žmonių, kurie iš tikrųjų tuo tiki ir galbūt tai pavyks. Dabar aš šitai žiūriu tiesiog kaip į projektą, kuris yra labai labai norimas. Aš labai noriu, kad tai būtų, kaip pilietis labai noriu, kaip buvęs sportininkas, kaip sportuojančio vaiko tėvas, reiškia, kaip organizatorius ir panašiai. Tai aišku, iš vienos pusės man ir pakankamai paprasta, aš stoviu, kad koks skirtumas, kiek ten reiks įdėti tų pinigų, bet aišku, turi būti geras daiktas ir atitinkantis visus FA reikalavimus antros grupės trasai ar greitų, ar kaip čia pavadinkim. Bet preliminarūs skaičiai sukasi apie tos, ką įvardina ir preliminarūs projektai padaryti, nes jie irgi yra apie 40-45 milijonus eurų. Eina kalba apie tokios eilės skaičius. Kalbos apie pasaulinio lygio lenktynių trasos įkūrimą Lietuvoje sklando jau ne vieną dešimtmetį. Bene prieš 40 metų planus apie F1 trasos įrengimą skleidė tuometinio SDAALR generolas Ginutis Taurinskas. Prieš dešimtmetį lenktynių trasos projektą šalia Vilniaus buvo pristatęs Stasys Brundza. Taigi, tikimės ir linkime, kad Kazlų Rūdos projektas galų gale būtų sėkminga. Naudą tai aš įžiūrėčiau tokią, kad suaktyvės turistų lankytojų srautas ir su tuo susiję dalykai. Tai apgyvendinimo paslaugos, maitinimo paslaugos, kiti reikalai. O kad savivaldybė taptų akcininku, tai tikrai tokių žinių neturiu ir manau, kad tai neįvyks. Žodžiu, meras tikisi, kad ta proga miestelis tik tai pagražėtų, pagerėtų gyvenimas jame. Be abejo, tikimės ne tik meras, bet ir visa savivaldybė už tai, kad tai jau yra, taip sakant, vieša paslaptis ir žmonės informuoti, diskutuoja, verslininkai netgi jau kuria kokius tai planus ir kokią iš to galima būtų turėti naudą. Taigi linkime sėkmės ir tikimės, kad šis projektas galų gale bus įgyvendintas. O dabar paskaičiuokime, kiek vairuotojų dar iki sniego žiemą važinėjo vasarinėmis padangomis. Laidoje Ne vienas kelyje rodėme daugybę reportažų apie padangas. Bandėme išsiaiškinti, kodėl žiemą geriau važinėti žieminėmis, o vasarą vasarinėmis padangomis. Daug kalbėjome apie jų reikšmę saugumui keliuose, mat tai vienintelė tarpinė tarp automobilio ir kelio. Tuo tarpu lietuviai ilgą laiką garsėjo kaip taupų žmonės, kuriems visiems sezonams skirtų arba kitaip tariant universalių padangų kaina rūpėjo daug labiau nei važiavimo savybės. O mums rūpi, kokie yra mūsų švietėjiškos veiklos rezultatai. Išvažiavome į užmiestį Vilniaus rajoną, norėdami patikrinti, kokiomis padangomis važinėja mažų miestelių ir kaimų gyventojai. Tikėjomės pabarti ir sugėdinti vieną kitą plikomis padangomis apauto automobilio savininką, tačiau, kad ir kaip būtų keista, tokių neradome. Ir itin maloniai nustebome, pamatę net ant senutėlių korozijos išlengvintų automobilių naujas, kokybiškas, žinomų gamintojų padangas. Jūs pats didelį dėmesį kreipiate, kokias padangas? Ne, būtinai. Čia sveikata žmogaus ir savo, ir žmonių, ir aplinkinių, ir vaikų, ir taip toliau. Jeigu taip kalbant, aš tam jokių, kaip sako, neekonominu. O tai ar verta investuoti? Būtinai. Ne tai, kad verta, būtina. Būtina, aš skaitau, kad būtina. O tai padangas žiūrite ar iš
prekybcentrių, kokias pigesnės, nežinau, gamintoją renkate. Aš skaitau, kad padangas reikia naudoti tokias, kurios, kad su jau nebijotam važiuoti. Pigus daiktas yra pigus, taip. Kad žinokit, mano vyras turi įmonę ir aš apie padangus nieko nesuprantu. O kaip manot, verta investuoti į geras žieminės padangas? Taip, galvoju, kad verta, aišku. Įmonėje yra žmogus atsakingas. Viskuo. Už mašinas. Ir kokias geras padangas uždedame? Tikrai. Visados. Nebūna, neprašot pats, netikrinat? Ne, tai būna, kai dabar ypač ten tos techninės visokios, jeigu sustabdys ar ką, tai žinot, ne. Būna, pasižiūrim, aišku, ir patys ten. Pati prižiūrite, pati perkate, pati arba vyras, bet taip tenka ir pačiai, kodėlgi ne. Ir kokias padangas renkatės, geresnės ar pigesnės? Turbūt reiktų santykį rasti, kad ir kaina atitiktų ir kokybė. O tai kaip manot, verta investuoti į padangas? Manau taip, labai. Kodėl? Verta. Todėl, kad tai yra turbūt vienas iš pagrindinių saugumo garantų padangos. Aš taip manau. Kaip čia jums pasakius? Iš dalies gal ir verta, bet nesigauna taip, kaip nori. Tai tenka pirkti pigesnės. Kada pasikeičia tas požiūris į padangas ir kada pradeda rūpėti visi tie saugumai? Pasikeičia tikrai labai tada, kai turi vaikus ir kai juos veži automobiliu. Apie juos galvojant, tai požiūris keičiasi labai. Per dieną miesteliuose ir kaimuose atidžiau apžiūrėjome 116 automobilių apavą ir tik 3 iš jų padangos buvo stipriai sudėvėtos, kai protektoriaus gylis laviravo ties leidžiama 3 mm riba. 20 automobilių buvo apauti pigiomis bevardėmis padangomis iš rytų šalių, o visi likę, beveik 100 automobilių, buvo ginkluoti žinomų patikimų gamintojų padangomis. Trečdalis galėjo pasigirti premium segmento gaminiais, kiti kokybiškomis ekonominės klasės padangomis. Būtent šį sezoną matosi, kad žmonės žymiai daugiau į saugumą atsižvelgia, žiūri, kokiamis sąlygomis važinėja ir, jeigu galima taip įsireikšti, negaili pinigų savo saugumui. Perka tikrai geresnės padangas. Negalima teigti, kad visi klientai absoliučiai perka tik premium arba tik testų nugalėtas, bet tikrai stengiasi maksimaliai geras nusipirkti, stengiasi važinėti naujomis, nedėvėtomis arba nenuvažinėtomis padangomis. Aš manau, kad tai yra tęstinis reguliarus darbas ir patys žmonės protingėja, daugiau skaito, mato galų gale pasiekmes ir internete, ir televizijoje, ir spaudoje, kurios būna, kai tos avarijos, kurios nusineša gyvybės ir panašiai. Tai tikrai žmonės protingėja ir naudoja geresnės padangas ir brangesnės. Vairuotojams primename, kad policijos pareigūnai už tai, kad važinėjate sezonui nepritaikytomis padangomis, gali anuliuoti automobilio techninės apžiūros lapą. Tačiau mes tikime, kad sąmoningas požiūris yra kur kas svarbiau negu baudų baimė. Manau, kad dauguma vairuotojų žino, kad net ir besniegę žiemą, kai oro temperatūra nukrenta žemiau 7 laipsnių šilumos pagal Celsijų, vasarinės padangos savo savybėmis nusileidžia žieminiams. Manau, neoficialiai tai patvirtino ir ką tik atliktas patikrinimas. O dabar saugaus eismo žinios. Policija atkreipia vairuotojų dėmesį. Nuo naujųjų metų įsigaliojo kai kurie administracinių teisių pažeidimų kodekso pakeitimai. Šiuo įstatymu iki 2014 metų gruodžio 31 dienos galiojusios baudos litais perskaičiuotos ir nurodytos eurais. Nuo šių metų vasario brangs automobilių techninės apžiūros kaina. Ji lengvųjų automobilių patikrai turėtų didėti iki 14,48 €. Tai yra, vertinant litais, padidėti nuo 42 iki 50 litų. Susisiekimo ministerijos atstovai tikina, kad kainų augimas buvo planuotas dar 2013 metų pradžioje ir yra nesusijęs su euro įvedimu. Mokestis didinamas įgyvendinant Europos komisijos numatytus papildomus reikalavimus. Asociacija Transexta nekartą pabrėžė, kad techninių apžiūrų kaina Lietuvoje yra viena mažiausių. Pavyzdžiui, Latvijoje techninė apžiūra lengvajam automobiliui kainuoja nuo 23 € arba maždaug nuo 80 litų. Estijoje nuo 36 € arba nuo 124 litų. Lenkijoje nuo 98 zlotų arba maždaug nuo 79 litų.
Nuo sausio 1 dienos nemaža dalis vairuotojų Lietuvoje negali vairuoti išgėrę bent lašą alkoholio. Visų pirma, tai jauni vairuotojai su vairavimo stažu iki 2 metų, kurių regitros duomenimis šiuo metu yra apie 60 000. Kita vairuotojų grupė – taksi vairuotojai ir dalis krovinių vežėjų, o taip pat visi motociklininkai, nesvarbu kokia jų vairavimo patirtis. Jie negalės įpūsti nė 0,01 promilės. Iki šiol visoms šioms vairuotojų grupėms, išskyrus motociklininkus ir taksistus, buvo leidžiama vairuoti, jei kraujyje būdavo nustatoma iki 0,2 promilės alkoholio. Patyrusiems vairuotojams važinėjantiems daugiau nei 2 metus leidžiama alkoholio riba nesikeičia, ji liks 0,40 promilės. Lietuvos policijos duomenimis 2013 metais neblaivus vairuotojai sužalojo 392 žmonės, o 25 asmenys žuvo. 2014 metais vos per 11 mėnesių neblaivus vairuotojai sukėlė 275 eismo įvykius, per kuriuos sužeisti 383, o žuvo net 41 žmogus. Tarptautinis nepriklausomas automobilių saugumo testavimo institutas Euro NCAP kasmet skelbia, kurių gamintojų sukurtos saugumo sistemos eismo dalyviams suteikia daugiausiai naudos. Šie apdovanojimai tarsi skatina gamintojus diegti šias technologijas į kuo daugiau modelių. Šiemet tarp pažangiausių technologijų buvo išskirtos 2 sistemos, kurias sukūrė BMW ir Opel koncernai. Pirmoji – BMW ir Mini markių modeliuose kaip papildomo įranga montuojamas vairuotojo pagalbininkas. Tai yra tarsi automobilyje nuolat budanti saugumo sistema, kuri įspėja vairuotoją apie pėsčiąjį ir automatiškai sustabdo automobilį. Ji veikia važiuojant nuo 10 iki 60 km/h greičiu. Šios saugumo sistemos efektyvumą patikrino ir patvirtino Euro NCAP testų laboratorija, kuri teigia, jog sistema veikia taip, kaip nurodo gamintojas. Antrasis Euro NCAP apdovanojimas už pažangą ir saugumą užtikrinančias technologijos buvo skirtas Opel. Šio vokiečių gamintojo inžinieriai sukūrė įspėjimo apie kliūtį persirikiuojant sistemą, kuri perspėjo vairuotoją apie nematomą pavojų. Persirikiuojant, lenkiant arba sukant, kiti eismo dalyviai gali patekti į vadinamąją akląją zoną. Dėl nepastebėtų šalia važiuojančių automobilių ES įvyksta 10% visų skaudžių avarijų ir 5% su eismo nelaimėmis susijusių mirčių. Laidą pristato Tęsime laidą. Šiandien startuoja bene sunkiausios pasaulyje automobilių lenktynės Dakaro maratonas. Jame važiuos ir 2 Lietuvos ekipažai. Benediktas Vanagas ir Andrėjus Rudnickis vairuos Toyota Overdrive automobilį, o Antanas Juknevičius su Eduardu Guoba savos gamybos Mebar. Apie šių ekipažų automobilius mes jau pasakojame savo laidose. O šiandien norime papasakoti apie dar vieną atgimusią, bet ne naujokę komandą, kuri jau ne kartą yra laimėjusi Dakaro lenktynes. Dakaro lenktynių pradžia 1977. Pagrindinė maratono idėja – įveikti dalį Afrikos žemyno lekiant maksimaliu greičiu nežinomomis vietovėmis, dykumomis, kalnais. Toks lenktynių principas išliko iki šiol. Deja, maratonas daugybę metų vykęs Afrikoje dėl teroristų pavojaus buvo perkeltas į Pietų Ameriką. Šiemet dalyviams per 2 savaitės reiks įveikti 9000 km siekiantį maršrutą, sunkiausiais Argentinos, Bolivijos ir Čilės, keliais dykumose ir kalnuose. Lietuvių tikslai kaip niekada dideli, jie stengsis lipti pirmajam greičiausiųjų 10-ukui ant kulnų. Mat, į pirmąjį 10-uką retas privačios komandos lenktynininkas pajėgia patekti. Ten važiuoja milžinišką biudžetą ir pajėgumą turinčios Mini All 4 ir Overdrive ekipos, į kurių peštynes šiemet pretenduoja įsivelti ir Peugeot su 2008 DKR modeliu. Prancūzų komanda į šias lenktynes grįžta po 25 metų pertraukos. 1987 metais startavusi Dakare 4 kartus dalyvavo ir 4 kartus laimėjo. Šį kartą į mūšį jie žengia taip pat su vieninteliu tikslu laimėti. Ir dabar tai darys pasitelkę visai kitą receptą nei pastarųjų metų nugalėtojai. Kalbant techniškai, mes pasirinkome visiškai kitą kelią nei pastarųjų metų lyderiai ir nugalėtojai. Mūsų Peugeot 2008 DKR varomės tik 2 ratais, galiniais. Visų pagrindinių mūsų konkurentų mašinos varomos visais 4, o mūsų bolidas tik galiniais ratais. Tokį sprendimą pasirinkome dėl 2 priežasčių. Viena techninė, kita strateginė.
Nors atrodytų du varantieji ratai yra didelis nuostolis, lyginant su visais varomais ratais, techninės Dakaro taisyklės suteikia mums 3 svarbiausias nuolaidas. Mes galėjome panaudoti didesnius ratus, sukurti didesnę pakabos eigą, tai labai svarbu dykumoje, ir sumažinti minimalų automobilio svorį. Taip pat turime galimybę įdiegti sistemą, leidžiančią išpūsti ir pripumpuoti orą į padangas važiuojant. Taigi mums nereikės sustoti, norint pakeisti padangų slėgį. Tai labai svarbu iš akmenuotos vietovės įlėkus į smėlio kopas. Ilgai svarstėme, ar verta važiuoti tik galiniais ratais varomų automobilių. Tačiau lyderių automobiliai varomi visais ratais. Ir ši koncepcija gyvuoja jau ilgai. Jie tobuli ir puikiai subalansuoti. Mes irgi apie tokį galvojame, tačiau ilgai mąstę nusprendėme konkurentus aplenkti kitais būdais. Viską darant kitaip, naujai. Dakar is a very difficult race, very tough race. Dakaras yra labai sunkios lenktynės, kuriuose varžytis dėl pergalės reikia išmokti. Turime labai stiprių konkurentų, kurie bus labai greiti, patyrę, vairuojantis labai greitus ir patikimus automobilius. Mūsų tikslas, aišku, yra nugalėti, tačiau į šių metų Dakarą mes žvelgime kukliai. Turime daug ko išmokti, daug ką turime tobulinti, įskaitant ne tik automobilį, bet ir pačią komandą. Mūsų tikslas yra turėti konkurencingą mašiną, juk negali žinoti, kas nutiks per 2 savaitės truksiančias lenktynes, bet mūsų Dakaro programoje vienas tikslas – nugalėti. Rimtą Peugeot Sport požiūrį į Dakarą rodo garsus lenktynininkai, vairuosiantys Peugeot 2008 DKR automobilius. Tai svajonių komanda – Carlosas Sainzas, Stefanas Peterancelis ir Cyrilas Depré. Visi jie jau yra laimėję Dakaro maratoną ir ne po vieną kartą. Po 2 savaičių sužinosime, ar garsiems Dakaro senbuviams Peugeot technika leis pakartoti savo geriausius pasiekimus. Aš manau, kad mus lietuviai šiemet džiugins, o gal net ir nustebins. Aš su jumis atsisveikinu iki kito sekmadienio. Sudie, gero kelio.